atidaryti su Lakšmi. Tai 3 paros skirtos Kali buvo, kai mes susidurėme su visiška nuoga tiesa. Tai tiesa, arba kurią mes pasirinkome pamatyti, arba kurios mes nenorime matyti, vis tiek Kali išneša viską labai į paviršių. Ypač tai, kas yra kažkokioj paslapty, kažkokiose kertelėse, jinai viską išneša į paviršių ir mes tada galime iš to išsilaisvinti. Iš kažkokių įpročių netarnaujančių įsitikinimų. Tai mes galime irgi įsivaizduoti, kad mes išravėjame savo daržą, paruošėme žemę, kad toliau pasėti savo derlių ir Lakšmi tada įžengia su visiškai priešinga energija negu Kali. Būtent jinai yra tas jau, taip vadinamas, tai jeigu Kali, tarkim, motina žemė, kuri yra giliai, to, ko mes tarsi negalime matyti ir nenorime dažnai matyti, tai Lakšmi energija, tai kas yra žemės, tos visas dovanos, gausa, maistas mums suteiktas, gėlės, vaisiai, visas tas grožis, visa ta gyvybė. Ir Kali energija buvo tamas, tai tarsi letargijos tokia energija, tai Kali padeda su to susidoroti, o deivės Lakšmi energija jau yra radžas. Radžas yra ta veiksmo energija, judesio, tai yra raudonos spalvos simbolis ir deivė taip pat tarsi jinai tokia yra nepastovi, tai dar prie to prieisiu irgi papasakoti. Taip, tai Lakšmi yra vėlgi tai, kas yra išorė. Tai Kali tas visas vidus, pasąmonė, Lakšmi jau yra išorės grožis. Ji yra vaisingumo simbolis, ji yra pati gimtis, pati gimties gimimo deivė. Ir ji taip, tai jau čia žiūriu greitai. Tai Kali nori transformuoti, tai yra greunanti iš tikrųjų, transformuojanti Dievo išraiška, moteriškas, dieviškas pradas, tai yra irgi greunantis. Bet tas griaunas reikalingas, kad kažką naujo ant to pasėti, formuoti, kurti. Tai Lakšmi yra jau ta kuriamoji ir jau pasimėgavimo Dievo energija. Nes valią mes negalime kurti, tai reikia kažkokį daryti tokį pagrindą. Dėl to jos eina viena po kitos. Tai tokie raktiniai žodžiai Lakšmi deiviai: saldumas, harmonija, grožis, kosminė gausa, kosminiai turtai. Man patinka tavo išraiška. Man labai patinka Lakšmi. Aš matau. Tai kitas dalykas, kad visiems labai patinka Lakšmi. Dėl to visa Indija yra pakvaišę dėl deivės Lakšmi. Jis yra kaip superstar, žinai. Visi nori Lakšmi savo gyvenime. Ir dėl to čia ir yra tokia slidi linija. Bet irgi prie to prieiti, nes kiekviena deivė turi savo pamokas. Tai irgi, ko mus mokina deivė Lakšmi, prieisiu, nes visgi šitos dienos yra transformacinės. Būtent vėlgi Lakšmi yra Durgos deivės pavidalas, būtent šių dienų energetikoje, jinai įeina į Lakšmi pavydalą, kad susitvarkytų, kad išsilaisvintume iš kažkokių tam tikrų savo elgesio ir mąstymų tendencijų. Tai apie jas ir papasakosiu. Tai kodėl jinai vadinasi nepastovi deivė arba sanskrito kalboje čančala? Nes jie ateina tik tai ten, kur yra tyra atmosfera, tyros mintis, kur yra visiškai toksai atviras kanalas. Bet jinai labai greitai gali pasišalinti, nes jeigu iš karto atsiranda pas mus impulsas, mes labai norime turėti kažkokį grožį, kažkokį malonumą ir taip tarsi įkalinti. Iškart deivė pasišalina. Dėl to jinai tokia labai vadinasi čančala, nes jinai ateina išeina ir tokia pasprunka greitai, bet lygiai taip pat greitai ir gali ateiti. Ir jo, mūsų tendencija yra savintis. Gerai, prieinu tada iškart jau prie to, ko deivė mus mokina. Jai nepatinka kupumas, jai nepatinka pavydas, nepykanta. Jai nepatinka, kai kažkas brutaliai elgiasi su jos vaikais, tai jos vaikai yra visos gyvos būtybės, nesvarbu kokios, nuo mažiausių būtybių iki pačių didžiausių būtybės išraiškų, visi yra jos vaikai, jinai yra ta gyvybės suteikėja, dėl to jeigu kažkas brutaliai elgiasi, vėlgi jai nepatinka ir jinai tiesiog neateis į tą vietą, tą žmogų ar tą būtybę. Ji yra
gyvybės davėja apskritai. Ir apskritai viso tarsi materialaus gėrio davėja. Tai va, tai turi kelias taisyklės. Tai kaip paminėjau, va, tos įdos tarsi, va, jeigu Deivės epose, kaip minimi, iš, nežinau, lietuvių kalboje, čia daugiau iš anglų kalbos atėję yra, kad demonai. Bet būtent mitologija vadinami asurais. Tai asurai yra tos visos tokios apipavidalintos mūsų neigiamas tarsi savybės. Tai va tos, kaip ir minėjau, būtų, ką mums reikia šioms dienoms atsižvelgti, tai kur mes norime įkipti į kažkokius daiktus, į kažkokius žmonės, į kažkokias patirtis, kur mes norime suleisti tarsi savo nagus ir nepaleisti. Kur mes skūpus esame, kur jaučiame pavydą, kur kažkoks netgi žiaurumas kyla, ties kitą gyvybės formą. Netgi pačios mažiausios gyvybės formos, skruzdėlytės ir panašiai mes neturėtume tiesiog, kai būna įdomuose ar skruzdėlytė, pritriekšiu. Tai visas kitas Lakšmi labai nepatinka. Jos taisyklė, kad nesisavinti, nekaupti ir leisti energijai tekėti. Kaip aš norėčiau čia gal tokį pavyzdį duoti, aš turėjau ryškę tokią pamoką dėl to savinimusi. Kai vyko mano gyvenime skyrybos ir aš sutikau tokį vyrą, kuris buvo vienu metu mano mokytoju, mes vaikščiom su juo mišku ir kaip tik jis man kalbėjo apie tai, kaip mes savinamės žmonės santykiuose. Dėl to, kad santykius mes patirim labai daug malonumo. Ne tik, aišku, bet ypač pradžioje labai daug malonumo, labai daug džiaugsmo, labai daug jausmų ir mes norim savintis tą žmogų. Ir jis man davė pavyzdį. Mes ėjom miške ir ten augo labai gražios gėlės, neatsimenu kokios. Tai buvo ankstyvas pavasaris, galbūt tai buvo tos žibutės. Ir jis sako, Veronika, pažiūrėk, kokios gražios gėlės, ne? Mes galim šalia jų pabūti, mes galim nufotografuoti, kas dabar labai būdinga, kai mes fainą akimirką norim nusisavinti per nuotrauką. Aš pati tai darau, bet tai irgi yra toks noras, tą grožį, tą malonumo akimirką kažkaip nufilmuoti, ją pratęsti, ją kažkada po kažkiek laiko vėl atgaminti savo dabartyje, ne, peržiūros nuotrauką. Ir jis sako, mes žmonės negalim tiesiog praeiti, pažiūrėti, pasimėgauti ir eiti toliau. Mes norim paimti ir tą gėlę nuskinti, su savim nunešti. Bet kiti žmonės, jiegi jau nebeturės tokios akimirkos, kaip mes turėjom praeiti ir pažiūrėti, ne, į tas gėlės. Tai va tas savinimas, iš ko jis kyla, kaip aš suprantu? Iš to, kad mes norim to malonumo, tos laimės, ilgesnio kąsnio. Vis yra tas kartais tokia iliuzija, kad tik per išorę mes galime suteikti savo malonumą, kažkaip pajausti apskritai kažką. Nors mes su Karolina praktikuojančios ir galim tikrai drąsiai pasakyti, kad pats mūsų kūnas, turėjimas kūno, kuris yra sveikas, kuris kvėpuoja ir tas dėmesys, kuris gali būti nukreipiamas, ne, praktikos dėka, šiaip iš to suvokimo, kad mes nukreipiant savo dėmesį vidų, galima pajausti tą malonumą, ramybę, pusiausvyrą, be priežasties, be išorės, visada ir prie ko ir veda meditacija, ne, tam tikroj stadijoje. Prie to, kad mes suprantame, kuo daugiau to pasitenkinimo savo vidų be išorės. Ir yra etapas, dabar jau baigsiu, nes tokia tema mano labai išgyventa, yra etapas, kai mes ant tiek surandame to džiaugsmo į viduj, to pasitenkinimo, to malonumo, kad pradedam vengti ir kažkaip nuvertinti materiją, kas irgi buvo mano gyvenime. Bet mokytojas sako, kad yra tas vidutinis kelias, širdies kelias dar vadinama, kai mes jau turime patirtį rodantį, kad malonumas, pasitenkinimas, ta Lakšmi yra mūsų viduj. Ir tuo pačiu mes galime džiaugtis, mėgautis, dalintis, kurti tą materiją, kuri mums suteikia džiaugsmą. Plius mes kalbam čia apie moteriškus archetipus, energija ir materija yra labai moteriška energija. Todėl reikia suprasti, iš kur tas pasisavinimas kyla ir tada atrasti, o kaip aš galiu kitų būdų
tą pasitenkinimą nuo gyvenimo, nuo savęs, nuo kvėpavimo, nuo būties gauti kitų būdų. Tai čia tokia, vat, labai norėjau irgi įsiterpti. Aha, tai aš kaip ta Lakšmi, kur pasirodo dingsta. Taip. Ar išgirdai mano tokį pavyzdį, mano pasidalinimą į pasisakymą? Aha. Norėjau pridurti irgi savo toks pastebėjimas, kad tarsi iš baimės tokio vidinio vis dar trūkumo ir netikėjimo, kad geri momentai pasikartos ir vėl, kad yra nenutrūkstama gausa. Va tas tarsi abejojimas Lakšmi apdovanojimu, nes jinai kaip buvo, taip ir bus, jinai niekur nedings, bet viduj, tarsi tas žmogiškas protas, nori savintis, nes tarsi atrodo, viskas, paskutinį kartą aš čia gavau. Tai ir eina viena iš tų savybių pastebėti, kur yra skupumas, tarsi skupumas tų gražių momentų ir gražių dalykų, tų pačių gamtos, netgi dovanų. Ir irgi minėjai, turiu vieną pavyzdį, kad Lakšmi irgi nepatinka žmonės, kurie ne tik brutalų žmonės, bet iš tikrųjų gali netgi būti, ne tai, kad tai nepatinka, jinai tiesiog neateis, jinai tiesiog neapdovanos tų žmonių savo blessingais, tiesiog nepasirodys jiems asketams, kurie nuneigia viską apskritai, nuneigia šitą materiją, nuneigia meilę, nuneigia džiaugsmą ir yra tokie labai, kaip pasakyti, jau sustabarėję tarsi žmonės. Tai tokių irgi yra labai dvasingų žmonių, labai asketiškų, jinai pas juos tiesiog nepasirodys, nes Lakšmi yra visgi meilė ir džiaugsmas. Ir kiti dalykai, su kuo mes dirbame, Lakšmi mums padeda pastebėti, tai yra irgi iškreipta grožio savoka. Tai vėlgi pasižiūrėti, kur mes turime kažkokią programavimą, kažkokį keistą apie grožio standartus. Ir taip pat, kaip mums pasimokyti, kas yra tikras tas grožis, tai visą laiką stebėti gamtą. Ir pasižiūrėti, koks yra tas gamtos grožis. Ir tai yra atspindys, kaip mums reikėtų būti, kas yra tas Lakšmi būtent grožis. Tai tas grožis iš tikrųjų išsireiškia Lakšmi, kur galima pastebėti per mūsų sodų gausą, derlių, kažkokias obelis ir panašiai, jeigu apie lietuvišką. Įvairovė, už neseniai rašiau stories, kad nėra to vieno standarto, kokia moteris turi būti, kaip neturi atrodyti, nes gamta netokia įvairi, tos gėlės, kiek jų yra, ir tokia, ir rožė, o čia ramunėlės ten, medžiai kokie skirtingi, mes visos labai skirtingos esame ir dėl to esame tokios kaip teisinys gamtos. Taip, mes gamtos teisinys. Ir noriu paminėti irgi ir baobabai, ir visokiausias spygliuočiai. Mes ne tik tai žiūrėti. Ir tai pavyzdys yra laukinė gamta, netgi sodų gamta, viso to Lakšmi išraiška. Ten jį vadinama Šri, tai dažnai galima pamatyti kaip Šri Lakšmi. Ir tas žodis, tas skiemuo, tiksliau Šri, yra tarsi, jeigu mes žinome žodį Om, kuris yra, tai Šri kartu eina su Om iš tikrųjų. Om yra tas visatos kūrinijos vibracija, ar ne? Nematoma būtent. Ir tas Om yra tarsi labai dvasingas garsas. O sakralus. Šri yra sakralioji materija. Tai Šri yra, mes dėl to irgi yra mantra Šrim, kuri reprezentuoja sakralią materiją, būtent tą dvasingą materijos dalį. Vėlgi tai yra Lakšmi, tai kartais ją galima tiesiog vadinti Šri Lakšmi, Devi Lakšmi, arba tiesiog Šri ir visi žinos, kad tai yra būtent ta dalis. Tai yra irgi tokios visokios irgi mitologijos istorijos. Viena iš istorijų, kaip demonai pavogė, tie patys asurai, norėjo pasisavinti Lakšmi, tai jie pasisavino Šri ir visose pasauliuose tiesiog nebeliko tos Šri energijos. Ir viskas tapo labai pilka, pradėjo mirti, žemė tapo, tiesiog visur buvo sausra, vandenynai išdžiuvo ir taip toliau. Tai tiesiog parodo, kad be pačios Lakšmi energijos, be Šri šitas pasaulis būtų tiesiog kančios vieta. Mes tiesiog turime būti labai labai dėkingi Lakšmi, kad mes galime džiaugtis šitą materialią pasaulio išraišką, šituo grožiu. Ir
Jo, įvertinti, ką turime. Taip, ką dar norėčiau pridurti? Jis suteikia mums, iš tikrųjų, kai praeiname tą kalį periodą, ateina Lakšmi ir per kalį dažnai galime jaustis, kad gal kažkaip netgi yra sunku tarsi bristi, nes mes paneriame į tas savo giliausias, tamsiausias kerteles. Kai mes tenai jau pravalome, tuomet Lakšmi yra ta, kuri mums atneša pozityvų mąstymą, o tą pozityvų mąstymo modelį pasėja gerą nuotaiką, pasitenkinimą viskuo, bet būtent tą kalbu nesuvaidinta, kur mes esame, visuomenė nori, kad mes tiesiog šypsotumėmės ir gerai jaustumėmės, o tą visiškai natūralų, kur pats iš savęs, nežinau, tiesiog eini, niekas nevyksta, o gyvenimas yra tiesiog džiaugsmas. Tai va čia vėlgi Lakšmi energija. Ir jinai yra ta dievė, kuri mums padeda realizuoti mūsų svajonės, sudaiginti vizijų sėklas, dėl to irgi ta radžius energija, nes mes galime per ją veikti, mes turime tą veiksmo energiją ir mes galime būtent su Lakšmi realizuoti svajonės, ne tik tai toliau svajoti, bet jas imti ir padaryti. Ir iš tikrųjų, kas yra netgi skatinama, nes kad neblokuoti savo svajonių, negalvoti, ne kažkur vertinti savo troškimų, o iš tikrųjų imti ir realizuoti, tada gaunasi toks irgi paleidimas. Aha, patyriau tai, leidau viskas, toliau teisiu savo kelionę. Tai toks irgi išsilaisvinimas gaunasi. Jau apie asketus paminėjau tą pavyzdį, tai apie Lakšmi yra menas gyventi, gyvenimo menas. Aš pabaigsiu, čia kalbu apie tai, kad tos moteriškos energijos, apie kurias mes kalbame, svarbu vyrams. Pradžioje minėjau, kad procesai kališki buvo mano partnerio, ne vyrui, o dabar apie Lakšmi ir apie tą malonumą, džiaugsmą, matyti grožį, tai irgi aktualu labai ir vyrams, ne tik moteriams. Dėl to, kad moteris, mes skundžiamės, kad vyras ten neduoda pakankamai dėmesio ar ne tokio dėmesio, kaip mums reikia, kad ten grubumas yra iš vyro pusė, komplimentų nesako, ten romantikos trūksta. Kodėl? Nes pas tokį vyrą tikriausiai bus silpnai išreikšta moteriška energija. Nes sutikite, kad lėtas prisilietimas, malonumai, atmosfera, komplimentai, tai kažkas, ką galima labiau susijęti su moteriška energija. Todėl kiekvienas vyras irgi, kai nori susijungti su savo moteriška energija, jam irgi šitą informaciją, šitos žinios gali būti naudingos. Tikrai taip, iš tikrųjų norėjau šitą irgi temą paliesti jau gal paskutinės Navratri dienas, bet kadangi jau paminėjai, tai Navratri yra skirta visiems, vyrams ir moteriams, nes čia yra vidinė kelionė, vidinių energijų kelionė, sąmonės, pasąmonės, proto lygmenį, kūno lygmenį ir jinai yra skirta visiems, ne tik moteriams. Ryšių, labai atsiprašau už tai. Tai tiesiog tada iškart praktikas. Praktikų iš tikrųjų yra išsivalyti visus namus, išsikopti, išsivalyti, atsisakyti visko senų visokių daiktų, kas susijęs su praeitimi, kur turime prisirišimų, žodžiu, visko to atsisakyti ir atlaisvinti erdvės. Tai labai tokia elementari praktika. Kita praktika būtų išeiti į gamtą. Ir dar paminėsiu, kad labai svarbu palaikyti tiek išorinę, tiek vidinę tvarką. Tai būtent ir vidinė higiena ir išorinė higiena. Kita praktika būtų iš tikrųjų dalintis ir aukoti. Tai šiomis dienomis galima aukoti, siūsti kažkokius finansus, maistą, tiesiog dalinti aplinkui. Tiesiog kas mums jaučiasi, kad leisime tą energiją tekėti. Ypač jeigu labiausiai jaučiame, kad kažkaip man gaila čia paukoti, išsiųsti ar nežinau duoti, tai imti specialiai ir duoti, kad perlaužti save ties šituom. Ir išeiti į gamtą ir pastebėti, tiesiog visiškai stebėti, ką mes matom, tos visus gamtos grožius iš tikrųjų. Susitikti visas detalės ir viską tiesiog ištyrinėti, skirti tam laiko, nežinau, pusvalandį, valandą, bet būtent ištyrinėti ir tai mus pripildys to Lakšmi irgi tos energijos, to... Aš tave matau dabar, kaip gerai. Žinau, bet dabar tave matau, kaip gerai. Reikėjo kažką pramušti, žinai, irgi vyko procesai čia.
Gerai, tęsime. Tai bandom kaip darom ir tada ir YouTube kažkaip jau, ne? Taip, Toliau. taip. Gerai, tai tęsiu toliau tada praktikas. Jau mačiau, kad paminėjai, paaiškinai ten giliau. Kita praktika, tai kaip ir su praeitom deivėm, arba turim statulėlę Lakšmį, arba paveikslą Lakšmį ir tuomet irgi su ugnies elementu, su smilkalais, su gėlėm, irgi kiekvieną dieną skirtingos, iš tikrųjų irgi gali būti skirtingos gėlės, vėlgi jeigu skirstom į dar kitas deivių grupės. Arba tiesiog kokias jautim gėlės. Šiaip Lakšmį mėgstamiausia gėlė yra lotosas arba lelija. Ir tuomet švenčiame vėlgi su dainomis, giedame mantras. Viena iš Lakšmį mantrų, irgi iš tikrųjų neseniai pajutau ir kėliau prieš porą dienų, jau jutau tą energiją, kad ateina, tai jinai skamba taip. Om Shrim Mahalakšmijai Namaha. 108 kartus šitą galima giedoti, tuomet yra Lakšmį Gayatri, jinai yra ilgesnė. Irgi galima 108 kartus giedoti visas šitas mantras ir esu išbandžiusi ir tikrai labai powerful yra, labai stipru. Jaučiasi, kaip visam kūne tos džiaugsmo molekulės aktyvuojasi. Ir pasninkas irgi minėjau, ar ne, nežinau, ar jau nutrūko, kad pasiteliau tęsiam pasninką šiomis dienomis ir tuomet tos dainos, tai vėlgi meilės dainos, bet kokiom deivės išraiškom, Lakšmį, ar Durgai, ar Kali, ar visom kažkokiam kitom, nes galų galia tai yra vis tiek viena ir ta pati šakti energija, bet ir išsiskiršyti į daugybę archetipų. Bet pabaigoje jinai yra viena ir ta pati deivė. Tai kai mes dainuojame deivei Kali, mes iš tikrųjų taip pat jungiamės ir su Lakšmį, ir su Sarasvati, ir tiesiog toksai gaunasi, kad jeigu taip iš vis labai giliai pasižiūrėjus. Tai va, tai tiek baigiu ties praktikom ir tada dar norėjau aptarti kitą grupuotę deivę, nes yra du būdai, kaip galima švęsti Navratri, tai arba mes tiesiog jungiame su Kali Lakšmį Sarasvati, arba kai kuriuose Indijos dalyse, daugiau pastebėjau, kad šiauriai, daugiau kur Himalajai, irgi jie kursto deivės 9 skirtingas. Tai šiandien prasideda, šiandien jau 4, ar ne, yra Navratri diena. Tai šiandienos deivė yra Devi Kušmanda. Jos mantra yra Om Devi Kušmandajai Namaha. Ir jos spalva galima vilkėti, kai mes darome praktiką karališką mėlyną, to tokia saduri mėlyna. Ir jo mylima gėlė yra jazminas ir yra saulės energija. Tai mūsų astro žemėlapį mes būtent balansuojame saulės energiją, kai jungiame su šia deivė. 5 naktis, kuri bus rytoj, deivė skanda mata ir jos mantra skamba Om Devi skandamate Namaha. Spalva yra oranžinė arba geltona drabužiai ir energija Merkurijus. Ir jos gėlė mėgsta yra geltona rožė. Ir tuomet 5 naktis, sekmadienis berotus, Deivė Katjajani. Ir jos mantras skamba taip. Om Devi Katjajani Namaha. Spalva yra žalia su rožinė. Jupiteris arba guru energija. Ir jos mėgstama gėlė yra va ta medetka, bet ta tokia, kur googlinau netgi iš tikrųjų, meksikietiška vadinama medetka, kuri yra tokia daugiau, žinai, kaip Indijoje. Išpūsta tokia medetka. Geltona, oranžinė, kurie vainikus tos nešioja, tai pas mus irgi Lietuvoje sodose ir kiemuose auga. Tai va, visas deivės vėlgi yra tos pačios Durgos išraiškos. Tai galima taip jungtis, kas labiausiai rezonuoja. Ir norėjau iš tikrųjų pakviesti labai gražų, mes po praeito laivo gražus projektas gimė, kad mes kartu bendruomeniai visą šitą praktikuojam. Tai su Veronika, WhatsApp'e ir kitom merginom yra uždara grupė, kur mes dalinamės savo asmeninę praktiką. Ką mes būtent išsirinkom, kokie elementai mums rezonuoja, kas mums yra prieinama esamam sąlygom ir tiesiog labai smagu matyti, kaip per nuotraukas, per kažkokius video, per žinutę, tiesiog va ta tokia motivacija tęsti toliau, nes dažnai atrodo, kad 9 dienas, 1 dieną gal kažko nenuveiksi, bet iš tikrųjų ta tokia motivacija kartu ir energijos būstas man bent jau būti toj grupiai.
Tai va, išpyliau, nes galvoju, kad to neišsijungtų telefonas. Mes gal paminėkim tokį irgi dalyką, kad visos, tos pirmos 3 dienos Kali tai yra kaip Šivos žmona, taip? Taip. Tai Šiva, jūs tiesiog galbūt dažnai girdit Šivą, gal šiek tiek rečiau Kali, tai vat tai, ką mes asocijuojame su Šiva, kad tas žvilgsnis į vidų, meditacija, askezė, griovimas, prisirišimų, tai Kali, jinai turi tas pačias savybės, tik jinai yra moteriška Šivos kaip dalis, kaip prakryti vadinama. O dabar Lakšmi yra Brahmos žmona. Taip, Brahma tai dievas, kuris... Višnu žmona. Višnu žmona, ne? Višnu tai tas, kuris sustainer, taip, palaiko procesus, gyvenimiškus procesus mūsų žemėje. Tai jo žmona yra Lakšmi. Tai patinka man hinduizme, kad yra tas paskirstimas į moterišką vyriškus archetipus, energijas ir mes tokia visai suprantama žmogiška kalba galime pamatyti kokybės, tų Višnu ir Lakšmi moteris labiau garbina moterišką pusę, tai vyrišką pusę. Tai norėjau šitą dar paminėti. Jo, iš tikrųjų dar pritursiu tokį. Man irgi labai patinka visa ta mitologija ir per archetipus, nes pradėjau jausti tą subtilų pasaulį, kaip čia vadinti tas energijas. Tai šita energija, kita energija, trečia, penkta ir kaip vien žodis, viena energija. Ar jo savybės kažkokias, bet kaip jas įvardinti. Ir būtent per šitas visas istorijas, mitologiją, spalvas, simboliką galima iškart suprasti tų energijų skonius, savybės. Iškart labai aišku, kai papasakojam, kaip atrodo Lakšmi, čia apie tokias energijas, apie tokius skonius, apie tokį gyvenimo išraišką. Iškart Lakšmi, tai yra Kali ar Sarasvati ir tiesiog jau yra kažkoks detalės, tam yra suteikiamas detalės ir daugiau, taip man atrodo, galima suprasti save. Ir visos šitos deivės, jos irgi, tos energijos, jos nėra išorėje. Tai yra mūsų vidinė kelionė, visas šitas navratris yra iš tikrųjų mūsų asmeninė vidinė kelionė ir visa mitologija iš tikrųjų yra parašyta apie mus. Taip. Tai supraskit, kad kai jūs matot mano storiuose ir Karolinos storiuose, pavyzdžiui, kai mes viešinam kažkokius deivės, paveiksliuką, atvaizdą, kad mes čia tikime į 1000 dievų ir taip toliau. Mes, aš už save kalbėsiu, Karolina, tu apie save pasakyk. Aš tiesiog žinau, ką aš įdedu į tą atvaizdą, ką tas atvaizdas man simbolizuoja, kokias energijas, kokias dovanas, pamokas, ko aš galiu paprašyti, kokią energiją savyje aktyvuoti. Ir dėl to aš garbinu šitą atvaizdą. Taip, tai yra šiek tiek giliau nei tiesiog... Nes kartais žmonės, kai mato hinduistinę kultūrą, sako, tai ten tiek dievų, ten dievė, ten tiek daug visko, bet iš tikrųjų dievas yra visur. Tiesiog hinduizme jie labiau, daugiau turi atvaizdų, tų energijų, tų dovanų, pamokų, nei pavyzdžiui, turime mes. Nors krikščionybė irgi yra ir šventieji, ir su savo pamokom ir taip toliau. Tai vat šitą irgi norėjau, kad šiek tiek suprastumėt kontekstą, kuriame mes su Karolina gyvenam ir mokomės. Tai visiškai iš tikrųjų norėjau kažką pridurti, bet dabar pamiršau. Ir pamiršau. Paminėsiu, man atrodo, dar kitam live, jeigu atsiminsiu, nes pas mūsų dar laukia, kada čia 16 dieną bus jau paskutinis laivas apie deivę Sarasvati, jau paskutinę viso šito ciklo deivę. Ir irgi apie jos savybės, kaip jinai manifestuojasi ir tuomet apskritai kaip galima uždaryti visą šitą šventę.
Tai mes atliekame, tarkim, tam tikras askezės, irgi badavimą kažkokį, tai paskutinę dieną, kuri iš tikrųjų yra 10, vyksta šventė, festivalis, kviečiame žmonės, visi gamina valgyti, saldumynų krūvą, žodžiu, vyksta tikras festivalis, tikra šventė. Ir kartais persivalgymas totalus. Jo, Indijoje jie moka švęsti, jie moka melstis, jie moka švęsti, viskas sugeba. Ir pabūti tie patys vienuoliai irgi ir medituoti visiškai asketiškai gyventi, po to išeiti ir visiškai materijai būti, būtent per maistą, per grožį, kažkokias gėlės, atributikus, iš vis, ganasi, kai mes žiūrime visą šitą sistemą, jinai pilna paradoksų. Ir labai įdomu, mitologiją irgi skaitau ir man tiesiog gličina smegenyse. Ir aš dalinausi mūsų guru, kurie irgi rašo lengvesnė, paprastesnė kalba iš tų puraninių istorijų. Ir jis sako, tai teisingai, tai taip ir turi būti. Kuo protas labiau confused, tuo daugiau atsiveria galimybių patirti sąmoniai. Tai confusion, taip. Aha. Aš dar norėjau gal į Lakšmi temą pasakyti tokį pavyzdį, kai išgirdau, man buvo toks. Savo dvasiniam kely aš kažkaip nesupratau, nuo ko pradėti, nuo, pavyzdžiui, praktikų, arba ten su materiją sutvarkyti. Ir man patiko, mokytojas pasakė, kad Indijoje dažnai vienuolynuose, ašramuose prieš satsangą, prieš pokalbę su mokytoju, prieš maldą, žmonės gauna maistą. Jie gauna maistą, jie pavalgo, jie nusiramina, materija yra rami, protas irgi toksai virškina ir tada žmogus gali nueiti į kitą planą, eiti į subtilesnį planą ir klausyti ir semti žinių. Tai noris irgi taip palinkėti ir priminti, nes dabar yra labai toks bumas visų dvasinių praktikų, kad nueiti į kraštutinumą, nuvažiuoti į asketų pabūti yra gerai, tam, kad gauti tą skonį ar gauti tokio gyvenimo, bet vis tiek, kol mes turime kūną, kol mes turime savo bazinius fiziologinius poreikius, reikia juos irgi tenkinti, mylėti kūną, džiaugtis juo, džiaugtis materiją, švęsti Lakšmį ir neprisirišti, mokėti atsirišti, vėl grįžti į kažkokią pusiausvyrą, to materialaus ir dvasinio gyvenimo, bet materija yra labai svarbu. Ir aš tai sakau irgi po kelionės, kai aš jos labai vengiau ir kai parduotuvė ateidavo ir man atrodė, kad man visai nieko nereikia, čia tikrai nieko nereikia ir labai toks paprastas buvo gyvenimas. Ir tada klausim, šiandien radau žinutę, čia mėnesio gale startuos kursas moteris iš Veneros ir aš radau savo žinutės, savo pirmą astrologę 2020 metais, jinai man uždavė klausimą, aš norėjau konsultacijos, jinai man uždavė klausimą, Veronika, tai kiek dabar būti dvasinės energijos ir materialios energijos, žemės ir dangaus. Tai mano atsakymas buvo 70% dvasinės energijos, 30% materialios energijos. Jis sako, kad pas moterį turi būti atvirkščiai. Turi būti dvasinės, bet neturi būti 70 materialios žemiškos energijos. Jeigu mes norime iš tikrųjų gyventi savo irgi tam tikras karma moteriška, savo moteriškas pareigas, tai ir šeima, ir santykiai, ir vaikai yra didžiausia askezė. Tai sakė mano mokytojo jogos pirma, kad Veronika užtenka praktikuoti jogos kilimėlio, kai atsiras vaikas, atsiras tikra joga. Tai 4 metus man reikėjo tą pusiausvyrą kažkaip atstatyti ir irgi neprisirišti prie to dvasinio pasaulio, prie tų labai aukštų būsenų, nes tai vis tiek nėra balansas. O gamta, kuri turi ir naktį, ir dieną, ir sezonus, tai visą laiką apie pusiausvyrą. Tai mokykime iš gamtos, iš kūno, kuris būna aktyvioj fazėje, būna pasyvioj fazėje. Man labai norėjau dar to pasakyti. Pritariu, labai pritariu. Ir pakilo tas, prisiminimas man irgi, kad kai gyvenau dar irgi 2 metus Indijoje ir visiškai buvau pilnai jogų ir man tai buvo metai tuo metu, kai aš visiškai visko atsisakiau, vis tiek reikėjo patirti tokį man būtent minimalistinį gyvenimą irgi paragauti, kai
rūbais, žinai, tokia visiškai tapau tokia neutrali, daiktais, visus tiesiog daiktus tarsi nuneigiau, vat, kaip sakai, parduotuvį niekur nieko nereikia, maistas kuo paprasčiausias. Ir tai truko jo apie 2 metus. Ir mes su vyru, nes mano buvo vaikinas tuometinis, turėjom irgi savo, tiksliau dar ir turim, Indijoje gyvena Rišikėše mūsų guru. Ir taip gavos, kad mes jau planavom savo vestuves ir jinai kaip apsidžiaugia ir jinai sako, jūs privalot susituokti. Ir aš galvoju, kaip keistas, atvirkščiai sakys, jogai, nesituokit, taip toliau, sako, jūs privalot susituokti. Ir tada papasako, kaip aš privalau atrodyti kaip nuotaka, su raudonu sariu, kad būtų auksiniai papuošalai, kad būtų ten, žinai, tam tikras make-upas, nu, va, tos gausos, papuošti viską gėlėm, kad kaip tik būtų daug materijos. Ir aš taip klausau, galvoju, mūsų guru, kur gyvena Šrame, pati yra asketė tokia, ir čia pasako, kad viską va taip išpompastinti, galvoju, nebesuprantu nieko. Ir va, ta nuotaka, jinai reprezentuoja, kad jinai įeina ir jinai tampa Lakšmi per vestuvės, o vyras tampa kaip Višnu, nu, va, tos irgi kaip įkūnymas. Ir aš tik taip po to supratau, gal už metų ar kelių kainų turėjau omeny ir kodėl visas tas vyksta. Taip. Tai va, tai švęskime Lakšmi šias 3 dienas, stebėkime tos klausimus, kuriuos tu uždavė, ne kaip intencija, ne šiom dienom, ką pastebėti savyje. Ir jo, noriu sakyti, švęskim gyvenimą. Ateina dabar savaitgalis, kaip tik penktadienis, šeštadienis, sekmadienis, daugiau žmonės turėsit laiko savo. Kaip išpuolė savaitgalis. Ir norėjau irgi paprašyti, kad pasidalintum kažkur WhatsApp grupe, kad moteris dar nes nesvarbu, kad neprisijungia 1 dienas, visiškai galima iššokti iš šitas praktikas nuo vidurio ir net nuo pabaigos. Ir jo, tiek.